Sutikite, šalta žiema turi savo privalumų. Pavyzdžiui, kai aplink yra apsnigti medžiai, o jūs maudotės karštose vandens versmėse. Aišku, tam reikia turėti savo kubilą. Sodyba prie Neries. Ir naujas kubilas, bet ne medinis, kaip šiandien įprasta, kokį prieš tai 5 metų šeimininkai turėjo. Ąžuolinį. Medis, natūralumas, medinio kubilo privalumai. Tačiau medinukas reikalauja daug priežiūros. Be abejo, kad mediniam kubilė malonu tai, kad yra aplinkui gamta, medis, natūralu, tačiau didelis trūkumas jame yra tas, kad medinį kubilą reikia pastoviai prižiūrėti ir kūrenti. Tu iš tikrųjų dirbi kaip pečkurys. Vandenį nuolat reikia keisti, po to pripilimas trunka beveik 2 valandas, kūrenimo procesas 4, o žiemą ir 8 valandas. Taigi, nuo ryto reikia imtis darbų, jei vakare laukia svečių. Ir štai naujoviškas kubilas iš stiklopląsčio, iš ekologiškos ilgaamžės medžiagos, naudojamos pavyzdžiui jachtose. Apdailos gali būti labai įvairios, priklauso nuo kliento pageidavimų. O pats kubilas taip pat gali būti integruotas į reljefą, gali būti akmenys aplinkui, augalai, kas kaip pageidauja. Vandenį šeimininkai keičia 1-2 kartus metuose. Užkurt nereikia, nes vanduo nuolatos karštas ir paruoštas jūsų maudynėms. Kubilas veikia termoso principu. Įleistas į žemę, vizualiai matome tik pusę kubilo. Visas kubilas susideda iš 2 dalių. Viena dalis tai yra ta, kurioje sėdima, o kita dalis yra po žeme, tai yra rezervinė talpa, į kurią subėga vanduo tada, kada vienu metu iššoka 4 arba 6 žmonės. Šilumą saugo sienelės. Tai yra termosas ir tarpas tarp vidinės sienelės, kuri yra pats tas kubilas, kuriame žmonės sėdi, ir išorinės sienelės yra apie 35 cm storio, kuri yra užpildyta poliuretano medžiaga. Ši medžiaga ir užtikrina tą sandarumą ir užtikrina tą šilumos palaikymą. Temperatūra nustatoma elektroniniu būdu tiksliai, kokios norite. Yra valymo, filtravimo sistema kaip baseinuose. Kubilo gylis pritaikytas skirtingų ūgių žmonėms. Sėdėjimo vietos yra suprojektuotos taip, kad ten galėtų patogiai sėdėti skirtingų ūgių žmonės. Neslidu. Sėdima vieta turi kelti. Yra iškilimas, kuris neleidžia žmogui nuslysti tiesiog. Jis jaučiasi komfortiškai. Yra masažuoklis, apšvietimas. Tačiau svarbiausia, žinoma, eksploatacinės išlaidos ir kaina. Deja, toks kubilas turbūt yra keletą kartų brangesnis už medinį. Tai yra prabangos prekė. Ir prabangos prekė, kuri yra pritaikyta fiziniam asmeniui, pasiturinčiam žmogui, o kita tikslinė grupė tai yra kaimo turizmo sodybos, kurios gali sėkmingai išnaudoti, pritraukti savo klientus į savo sodybas. Taigi, spręsti jums, ar reikia iš natūralių medžiagų medinio kubilo, bet daug laiko priežiūrai, ar iš naujųjų technologinių medžiagų ir daug laisvo laiko. Taigi, laukiu svečių ir... Važiuojam iš karto į kubilą. Labas rytas, esu architektas Marius Šlančius. Šiuo metu esame Vareikiško dvaro buvusioje sodyboje, kurie dar yra išlikę pastatų. Dvaras, kumetynas, štai ten matome buvusias arklidės, raudonas pastatas Svirno ir pastatas, kurį mes projektuojame, tai buvęs tvartas. Jis buvo gan ilgas, didelis ir užėmė visą tą žemės plotą iki pat tvenkinio, kažkur apie virš 100 metrų. Buvo ant tiek sunykęs, kad praktiškai reikėjo jį perstatyti. Kad pastatas gyventų, reikia jam numatyti kažkokią paskirtį. Šiuo metu tai yra dvibutis gyvenamasis namas. Jo pati forma ir tūris išlaikomi tokie patys, kaip ir buvo to senojo pastato pagal išlikusius apmatavimus. Šiuo metu tai dar tik tai pati darbų pradžia. Matomas yra 1 aukšto plytų mūras, vėliau dar bus 2 aukštas, tas mansardinis aukštas aptaisytas medžio lentomis, taip kaip ir buvo buvusiojo pastato. Kviečiu į vidų apžiūrėti patalpas.
Labas rytas, aš esu architektė Aurija Šlančia ir mes esame vieno žmogaus svajonių name, nors dabar čia nepanašu į svajonių namą, bet tikrai tai bus. Šis namas išsiskiria tuo, kad jisai turi 2 svetainės. Pirmo aukšto svetainė yra skirta daugiau oficialiems priėmimams, svečiams, nepažįstamiems žmonėms. Šita patalpa skirta grinai šeimos gyvenimui ir jinai yra suskirstyta į 3 pagrindinės zonas. Palėpėje yra virtuvė U formos su sala, kuri atskiria vizualiai virtuvę nuo visų kitų zonų, nuo valgomo ir svetainės. Per vidurį orientuotas yra stalas, apie kurį verda visas šeimos gyvenimas. Ir šitoje pusėje yra minkštoji dalis su televizorium, tokia kaip ir atsipalaidavimo zona. Sunkiausias galbūt uždavinys buvo, kuriant šitą interjerą, tai sudėtingos lubų konstrukcijos, kurias reikia vienaip ar kitaip dalimis slėpti, dengti pakabinamus lubomis, bei paslėptų, nepaslėptų apšvietimų. Vat tokios kombinacijos. Toliau yra vonia, kabinetas, miegamasis, nusileidimas į 1. aukštą. Dabar mes esame 1. aukšto svetainėje, kurios pagrindiniai akcentai yra 2. Tai laiptai į 2. aukštą bei židinio zona. Židinys dekoruojamas tos pačios rūšies plytomis kaip ir pastato fasadas. Vienas iš patalpos akcentų svetainės šios yra šeimininko hobį atspindintis būgnai. Aš mačiau savo būsimą namą vadinamai vizualiniai programoje ir likau sužavėtas jos darbo. Jeigu aš sugebėsiu šitas jos mintis įgyvendinti šitame name, tai tikiuosi, kad galėsiu pakviesti ir savo draugus, ir svečius, ir kolegas į savo namą su didelio dvasinė palaima.